Karstai amerikiečiams. Štai čia jūs matote šiuolaikinius konclagerius pastatytus Amerikos piliečiams, paruoštus priimti didelį žmonių skaičių. Jie apsupti tvoromis ir dygliuota viela ir kol kas tušti. O tai įtaisai paruošti Amerikos specialiosios tarnybos FEMA skirti ypatingiems atvejams, o būtent karinės padėties įvedimui, kuomet prasidės alkanųjų sukilimai. Šimtai tūkstančių plastmasinių karstų randasi šiuose konclageriuose. Didelio skaičiaus mirusių kūnų buvusių Vokietijoje patirtis amerikiečiams nereikalinga. Jie paruošė plastmasinius grabus skirtus 4 žmonėms. Taip galima bus utilizuoti milijonus kūnų. Ir jie bus ten iki to laiko, kol industrinės didelės krosnės nesudegins. Так можно будет утилизировать миллионы тел. И они будут там находиться до тех пор, пока индустриальные огромные печи Visų žmonių palaikų. Kasgi bus patalpintas į šios karstus ir krosnis? Amerikoje egzistuoja 3 žmonių sąrašai. Raudonasis, geltonasis ir mėlynasis. Priklausomai nuo lojalumo valdžiai lygio. Visi žmonės yra kažkur raudoname, mėlyname arba geltoname lojalumo sąraše. Valdžios nurodymų žmonės iš raudonojo sąrašo yra patriotiniai veikėjai, kurie organizuoja judėjimus prieš naująją pasaulio tvarką ir čipavimą. Они первыми окажутся в концлагерях и будут убиты. Jie bus išvežami šeimomis. Jie pirmieji atsidurs konclageriuose ir bus nužudyti. Sekantis sąrašas yra mėlynasis sąrašas. Jie antena taipogi yra naujosios pasaulio tvarkos priešai. Tie, kurie seka paskui patriotinius lyderius. Juos taip pat suims po karinės padėties įvedimo. Kol kas nėra duomenų, kas priklauso mėlynajam sąrašui. Greičiausiai tai bus tie žmonės, kurie dabar žiūri šį filmą. Ir žino visą šią informaciją. Geltonajame sąraše yra tie žmonės, kurie ničnieko nežino apie atkeliaujančią naująją pasaulio tvarką. Tačiau jų irgi yra per daug, kaip skaito masonai. Juos apdoros kabutėse specialiomis zombavimo priemonėmis, sąmonės manipuliavimu, žiniasklaida. Didelė jų dalis taip pat bus sunaikinta. Jie jau patvirtino naują įstatymą reikalaujantį elektroninę čipo įdiegimą į vairuotojų teises. Kągi pasakysiu aš jums, kad aš nesiruošiu nešioti kokių tai bebūtų teisių su šitokiu čipu, kad totalitarinė vyriausybė galėtų stebėti visą mano gyvenimą. Čipavimas ar fit čipais prasidėjo visame pasaulyje. Mikročipas tai nedidelis ryžiaus grūdo dydžio prietaisas. Jis kaip injekcija išvirkščiamas švirkšto pagalba. Kai kurie žmonės buvo priversti darbečių priimti čipą. Kitaip jie būtų praradę savo darbą. Kai kurios amerikiečių kompanijos įvedė šią taisyklę kaip saugumo reikalavimą. Naktiniai klubai siūlo nemokamus gėrimus nelaukti eilėje tiems lankytojams, kurie yra implantavęsi mikročipą. Tai yra taip vadinamas VIP bilietas. Kurgi tai veda? Prie šėtono ženklo. Jūs privalote tiesiog atsibusti ir suprasti, kad egzistuoja žmonės, kurie reguliuoja jūsų gyvenimą. Bet jūs apie tai iki šiol tiesiog nežinojote. Galimybė stebėti per palydovą atsiranda, kai nedidelis mikroprocesorius su per maža GPS navigacija yra implantuojamas jums po odą arba į jūsų elektroninius dokumentus, RFID pasą, elektroninę asmens tapatybės kortelę ir panašiai. Stebėjimo įtaisas jau yra kiekviename amerikietiškame pase, bei visose elektroninėse dokumentuose, taip pat ir lietuviškose elektroninėse dokumentuose su mikroprocesorium bei antena, apie kuriuos galite paskaityti internetinėme puslapyje dokumentai.lt. Ir paskutinis etapas yra implantuotas čipas. Ir dauguma žmonių dėl manipuliavimo jų sąmonė jau priėmė šį čipą. Tokiu būdu kiekvienas žmogus taps stipriai kontroliuojamas ir jeigu tavo veikla pradės kirstis su jų tikslais, jie tiesiog atjungs tau čipą.
Bus kontroliuojamas kiekvienas judesys. Ir tai yra mūsų ateities paveikslas. Vieningas valdovas išleis tokį įstatymą, kad kiekvienas žmogus privalės priimti šėtono ženklą, tiksliau skaičių. Mikročipą, kuriame bus užkoduota 666. Jeigu atsisakysite priimti šį ženklą, jie numarins jūsų kūną. Bet užtat siela keliaus pas Dievą į dangų. Taigi, jeigu priimsite šį čipą, jūs paveldysite amžiną be pabaigos pragarą. Pasaulio valdžią koordinuos vieningas valdovas. Mes pamiršome Dievą. Ir žmonių nuodėmės perpildė šią žemę, todėl visa tai mums duota. Paimkite Bibliją, paskaitykite tos žodžius, kuriuos Dievas mums perduoda per savo apaštalą Joną Apokalipsės dalyje. Ir jūs turėtumėte pamatyti, kaip viskas, kas ten aprašyta, pildosi mūsų akise. Bėkite iš Amerikos, juk tai gali būti jūsų paskutinė galimybė. Čia randasi jūsų plasmasinis karstas, kuris tarp kitko yra nupirktas už jūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Skirtingose valstijose jau milijonai plastikinių karstų laukia savo kūnų. Į kiekvieną karstą gali sutilpti 3-4 kūnai. Pasaulio valdovų tikslas yra užmušti 90% žemės gyventojų. 2008 metų gegužės 17-18 dienomis buvo pravestas uždaras posėdis, kuriame buvo svarstama pasaulio ekonomikos sužlugdymo klausimas. Jie aptarinėjo, kaip vyks pilnas Amerikos, o po to ir viso pasaulio ekonomikos kolapsas. Aptarinėjo tai, kas turi įvykti pagal planą 2009 metais. Jie aptarinėjo, kaip bus paskirstomi finansai šioje dirbtinoje krizėje. Aptarinėjo pilietinio karo išvystymo galimybės. Aptarinėjo visos Amerikos konclagerių aprūpinimą į įrangą. O taip pat tai, kur galėtų patys pasislėpti ir paslėpti savo artimuosius. Kur jie galėtų išgyventi ir sulaukti ramaus periodo. Taip pat aptarinėjo sutartį skelbiančią apie JAV, Meksikos ir Kanados sujungimą ir Šiaurės Amerikos sąjungos suformavimą, apie visų išteklių apjungimą ir naujos valiutos pavadinimų Amero įvedimą. Sulig ekonominės krizės pradžia milijonai žmonių bankrutuos per vieną naktį. Valdžia suvokia, kad šokiruoti žmonės išeis į gatves, todėl yra ruošiami specialūs kariniai padaliniai, kurie bus pavaldus vienam prezidentui. Jeigu jūs girdite šios žodžius, žinokite, kad tai vyksta būtent šiandien. Pietų Kalifornija 2008. Palapinių miestelis. Ekonominė krizė. Palapinės ir savomis rankomis pagaminti namukai, kuriuose gyvena žmonės. Ir jų skaičius didėja. Nieko išskyrus palapines per daugelį mylių aplinkui. Trečiųjų šalių gyvenimo sąlygos nėra elektros ir tik tai 2 vamzdžiai vandens ant visų žmonių. Tai yra tikra Amerikos ekonomikos realybė. Tie, kas turėjo savo namus, dabar priversti gyventi palapinių miestelėje. Per paskutinius mėnesius daugelis tūkstančių namų buvo konfiskuoti bankų ir žmonės tiesiogiai atsidūrė gatvėje, todėl kad jie nebeišgalėjo apmokėti augančių kreditų bankų. Vietinė bažnyčia bent kažkuo stengiasi padėti žmonėms atsidūrusiems šitokioje padėtyje. Kai kurie vis dar tikisi, kad galės sugrįžti prie ankstesnio gyvenimo. Man tiesiog reikia susirasti darbą pilną etatų. Aš nusipirksiu automobilį, pas mane bus darbas ir aš manau viskas turėtų būti tvarkoje. Pas šią žmoną susirgo vyras ir todėl jie nebegalėjo apsirūpinti ir todėl jie neteko visko, ko turėjo. Mes turime daug anūkų, bet jie čia neatvažiuoja, mes nenorime, kad jie tai matytų. Dažniausiai mes patys nuvažiuojame jų aplankyti. Aš pardaviau savo namus už tokią mažą kainą, kad netgi nepalyginti su to, kiek aš sumokėjau už šitai. Ir dabar aš tiesiog benamis. Aš kartais ateinu čia, kad pasižiūrėti į savo namus. Vis daugiau ir daugiau žmonių prisijungia prie šitos stovyklos su kiekviena diena. Bet greičiausiai viskas bus tik tai blogiau. Moteris pasako, kad tai galvijai, kurie tapo ekonominės krizės aukomis. Ir taip atsidūrė čia.
Mano mokestis už visus kreditus pernelyg didėjo ir aš nebegalėjau suspėti visko apmokėti. Dar bandžiau susitarti, kad tai kažkaip būtų sumažinta, bet nieko nesigavo. Ir dabar viskas, ką jisai sugebėjo pasiimti su savimi, tai antklodė ir palapinė. Ir daugelį šeimų ištiko tas pats likimas. Jos atsidūrė Los Andželio priemiestyje. Много семей постигла та же участь, которые очутились в пригороде Лос-Анджелеса. Daugelis žmonių pasakoja tą pačią istoriją, kaip jie atsidūrė ekonominėme bankrote. Vyras sako, kad dabar bus pernelyg sunku, kad išsikapstyti iš šito. Jūs turite du pasirinkimus. Tęsti gyventi taip, kaip gyvenate, ir neigti visus faktus įrodančius tai, kas vyksta. Ir tiesiog laukite savo, kol jūs paims. Antrasis pasirinkimas. Pakuokitės jūsų lagaminus ir išvažiuokite iš Amerikos, kol sienos dar atviros, nes su Kanada ir Meksika laukia tas pats likimas. Dėl šios priežasties apleiskite Amerikos žemyną. Istorija kartojasi. Tai, ką jūsų protėviai padarė su indėnais, dabar vyksta su jumis. Amerika dabar kaip skęstantis laivas. Ir jeigu jūs liksite ant jo, jūs paprasčiausiai nugrimsite į dugną kartu su šiuo laivu. Bėkite į Europą, jūs ten priims, bet stenkitės vengti Didžiosios Britanijos. Ir netikėkite to, jūsų šalies vyriausybė jumis pasirūpins. Kiekvienas iš mūsų bus pavojingas pasauliniai valdžiai, jeigu mes žinosime apie jų planus. O žinodami jų planus, jūs galite apibūdinti kitus, papasakodami jiems tiesą. Jų iš tikrųjų yra nedidelė saujelė, o mūsų daug. Tai paskutinė kova. O kiekviena kova yra dvasinis susidūrimas. Būkite pasiruošę jam. Amerikiečių tauta kovojo už savo laisvę, kad netaptų pasaulinės valdžios vergais. O tu ar pasiruošęs šiai kovai? Režisierė Careva Galina Ivanovna.